Autentiški lietuvių liaudies instrumentai – tai 2 pamokų ciklas. Pirmoje dalyje vaikai supažindinami su liaudies instrumentais, jų atsiradimo istorijom. Tada antroji pamokų dalis yra praktinė – ritmo kartojimas, metras ir improvizacija. Mintis įgalinti Daudžydžių sutartinę veiksmui atėjo spontaniškai, pasakojant vaikams apie autentiškus liaudies instrumentus bei jų atsiradimo istoriją. Vis mintise sukosi, kaip galima šiuolaikinius vaikus pritraukti, įsiklausyti muzikos. Ir štai mintis. Klausytis pasitelkiant ritmiką. Pirmas etapas buvo leisti savo pajausti savyje tarsi ritminį takelį mintise. Jie atlikti tyliai. Grupinis darbas buvo pasirinktas tam, kad mokiniai pasirinktų skirtingas atlikimo užduotis. Žinoma, galima buvo ritminius pratimus kurti ir individualiai, bet man visada yra svarbu gebėjimas tarti ir susitarti. Tačiame darbe tai ir davė teigiamus rezultatus. Vaikai labai noriai atliko užduotį, buvo džiugu stebėti jų darbo procesą, o vėliau gautą rezultatą patirti sėkmę. Bandžiau. Lašelį. 15 minučių buvo skiriama užduočiai atlikti. 5 minutės susitarimams, idėjai, interpretacijai, muzikos instrumentų pasirinkimui ir simbolinės notacijos užfiksavimui. 7 minutės buvo skiriamas gyvam muzikavimui. 3 minutės buvo skiriamos galutinio varianto suradimui, repeticijai. Po to vaikai savo kūrybinius darbus pristatė klasės mokiniams. Visada
jų mokinių kūrybinius darbus filmuoju, nes tai yra puikia medžiaga pokalbiams su vaikais ir stebėti jų kūrybinį augimą. Man kaip mokytojai tai yra puikia terpė geriau išgirsti ir pamatyti kiekvieno mokinio įsitraukimą. Džiaugiuosi, kad mano mokiniams patinka kurti kartu, nes tai juos išlaisvina ir įgalina augti, kuriant. Taigi, matau, mergaitės, jūs čia savo užsivadinote programoje Ale Jazz. Ką tai galėtų reikšti, galit pakomentuoti? Šį kūrinį pavadiname Ale Jazz todėl, nes Ode džiaugsmą apipavidalinome džiazo ir saksofono skambesiais įkvėptas džiazo. Štai mūsų eksperimentas. Čia yra saksofonas ir pianino pridėti garsai. Mes pasirinkome šimtmečio tematiką ir Ode džiaugsmo melodiją pavertėme į siaubo melodiją. Tai mes pasirinkome sumiksuoti modernizmą, modernę muziką ir su klasikinė Ode džiaugsmo. Sudėjom va čia bosinę gitarą. Tai dar pamažinom tempą ir melodiją ir gavosi gerai. Ta bosistą, kurį irgi pasirinkom, jo treką, vardu Mark Kelly. Nėra daug informacijos apie jį internete, bet jis groja tokiai grupėje, kur vardas irgi nepaminėtas, bet jie kartais daro tokius trumpus turus po, man rodos, Ameriką. Kokie 200 žmonių ateina jos pamatyti ir labai gerai skamba tas Markelis, kai jis savo solo padaro. Pritaikėm standartinę ritmo mašiną ir bosinį skambesį kartu su keletą elektroninių garsų. Prie šios melodijos galvojom, kuo mažiau, tuo geriau ir viskas gerai gavosi. Keliavę pas Bethoveną mes pagalvojame pasikviesti jį į šiuolaikinį vakarėlį. Ksilofono garsai reprezentuoja kalėdinių varpelių skambesį. Taip pat muzikoje galima girdėti žmonių kalbas, kurios reprezentuoja vakarėlio foną. Varpeliai prideda muzikai kalėdinę nuotaiką. Įkvėptos kalėdinės melodijos nukeliavome pas Bethoveną ir sugalvojome sukurti muzikos takelį draugams, kuris bus skirtas kalėdinio spektaklio vaidinimui. Jame turės vaidinti nykštukai ir kad sukurtume kalėdinę nuotaiką, pridėjome varpelių melodiją. Iš šios muzikinės kelionės parsivežėme daug nuostabių ir įvairių suvenyrų. Tai muzikiniai, įvairiausios stilistikos ir nuotaikų suvenyrai. Jais norime pasidalinti su visais, kam įdomi klasikinė ir šiuolaikinė muzika. Tad nedelsdama kviečiu jūs apsilankyti YouTube kanale suvedus raktinius žodžius drauge su Liudviku van Bethovenu. Ir ten rasite labai daug naujausių garso takelių, kuriuos eksperimentuodami draugystės tema sukūrėme naują, dar negirdėtą grojaraštį, tinkantį įvairiausiams temams. Jis nemokamas, tad kviečiu jo mėgautis, kiek širdis geidžia. Užduotis skirta lavinti mokinių kūrybiškumui, muzikiniam skoniui, techniniams įgūdžiams, panaudojant ir naujai pritaikant klasikinę temą pasirinktam kontekstui. Kadangi mokymosi proceso eigoje kėlėme klausimus, kaip šiandien žymus klasikas reaguotų į šiuolaikinę muziką, galima tik spėlioti.
Tačiau fantazijos ir kūrybinio proceso dėka mokiniai eksperimentuoja bent LAB programoje su garsais ir stiliais, gilina supratimą apie žymaus kūrinio reikšmę. Naudojant bent LAB programą yra susipažįstama su muzikos redagavimo įrankiais, efektų pritaikymu, garsų tarpusavėje maišymu bei derinimu. Įdomu buvo pastebėti, kad pasirenkant įvairius muzikinius stilius, atsiskleidžia mokinių savitas supratimas apie muziką ir kam ji bus pritaikyta. Kadangi buvo paliesta draugystės tema, svarbu, kad mokiniai bendradarbiaudami porose gali vienas su kitu pasitarti, kas tinka, ko per daug ar per mažai. Gal melodijos tempą galima pasirinkti lėtesnį, turint viziją, kad kūrinys bus skirtas ramiam vakarui. Atliekant užduotį taip pat kėlėme tikslą, kad pasirinkti ir temai pritaikyti muzikiniai elementai tarpusavyje stilistiškai dėrėtų ir atitiktų numatytą pateikimo kontekstą. Išklausius visų variantus, galima pastebėti, kad mokiniai taikliai pritaikė pavadinimus bei naujai pateikė Džiaugsmo odės temą, kurios variantus galima rasti YouTube kanale suvedus raktinius žodžius drauge su Liudviku van Bethovenu.